Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio per pastarąsias porą savaičių įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 43 ir 44 2021 metų savaitės. Šį kartą pasinaudau nedažnai pasitaikančią progą, kiek atidžiau apsižvalgyti naftos gavybos sektoriuje Lietuvoje. Užgaišau, nes prireikė smarkiai atšviežinti žinias. Meskime pasiaiškinimų katilą ir išrikiuotės išvedusi persišaldymą ir štai. Tik dabar gaunate apžvalgą 2 savaičių laikotarpio pasibaigusio lapkričio 7 dieną. Tikiuosi bus verta laukimo. Be ginčų dėl naftos gavybos šią savaitę aptarsime didžiulės investicijas, kurios išties keliauja į Mažeikius. Taip pat pastebėtina, kad juda užstrigęs Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektas, o patariamoji energetikos ministerijos agentūra sumanė kurti išmaniąją programėlę, leidžiančią sekti savo anglies pėdsaką. Be to, į Seimą keliauja vėjo jėgainių jūroje konkurso sąlygos. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Kaip ir minėjau, užrašuose šią savaitę naftos gavyba. Minijos nafta, viena iš saujos naftos išgavėjų Lietuvoje, dar nuo 2005 metų tyria galimybės vystyti žaliavos gavybą Kintuose prie Kuršių marių. Čia apie 2 km gilį esančioje geologinėje struktūroje preliminariai galėtų glūdėti kiek daugiau nei 7 milijonai barelių išgaunamos naftos. Tikslus skaičiai paaiškėtų tik atlikus žvalgomą į gręžinį. Leidimą be konkurso jį galėtų gauti, nes telkinio riba patenka į bendrovės šiuo metu turimą plotą. Visgi spalio pabaigoje aplinkos ministerija nutarė nesuteikti leidimo tokiai veiklai. Anot jos, toks projektas neatitinka žaliojo kurso, projektui priešinasi ir vietos bendruomenė. Teigiama, kad gavyba būtų vykdoma per arti gyvenvietės šalia Natura 2000 saugomų teritorijų ir pakenktų vietovės rekreacijos ir turizmo veiklai. Bendrovė savo ruožtu teigia, kad veikla būtų vystoma saugiai, o projektas atneštų ekonominės naudos ir vietos bendruomeniai. Ministerijos sprendimai vadina piktnaudžiavimu valdžios galiomis ir žada skųsti. Vietos bendruomenė dar anksčiau žadėjo reikliai stebėti projektą, jei jis būtų įgyvendinamas. Tai štai mano trigrašis. Naftos ir dujų gavyba Lietuvoje yra jautri tema. Suprantu, vietos bendruomenė Kintai atrodo tinkamesnė vieta turizmui, o ne naftos pramoniai. Gamta šiame regione saugoma ne veltui. Ar visa tai yra tinkamai apsaugota įstatymais yra kitas klausimas ir ginčo baigties spėti aš nesiimsiu. Visgi, štai keli dalykai. Kalbame apie palyginti nedidelius kiekius naftos ir saulėlydį išgyvenančią pramonės šaką, kurios perspektyva su kiekvienais metais darosi vis nykesnė. Nemenką interesą visgi čia rodo Lenkų naftininkai. Minijos naftą valdo Lenkijos naftos koncerno Lotos Petro Baltic, antrinė bendrovė Lotos Geonafta ir Danijos įmonė Odin Energy. Turbūt pastebėtina detalė yra tai, kad PKN Orlen, investuojant į naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose, vykdo Lotos prisijungimo procedūras. Naftos gavyba Lietuvoje vykdoma tik sausumoje, tačiau prieš porą metų buvo pasigirdę pranešimų, kad Lotos ėmė garsiau reikšti norą ieškoti gavybos būdų ir Baltijos jūroje. Visai netoli aprašyto ginčo vietovės, jūroje, Kaliningrado srities teritorijoje esančiame gręžinyje D6, naftą išgauna rusų Lukoil. Apskritai, susidaryti platesnį vaizdą apie sektoriaus perspektyvas trukdo ir tai, kad palyginti mažai dėmesio yra skiriama Lietuvos žemės gelmių tyrimams, net ir moksliniais tikslais. Tai ryškiau iškilo į paviršių, kai prieš porą metų buvo kilęs triukšmas dėl galimybių čia vykdyti sugauto anglies dvideginio saugojimą. Na, o nežinojimas, ar jo labiau nenoras žinoti, niekada nėra gera strategija. Štai kas dar įvyko per pastarąsias porą savaičių. Lenkų PKN Orlen valdoma naftos perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva pranešė spalio 27 dieną pasirašysi sutartį su Londone registruota naftos ir dujų infrastruktūros bendrovė Petrofac Limited. Ši už 550 milijonų eurų Mažeikių gamykloje įgyvendins vadinamąjį Bottom of Barrel projektą. Kitaip tariant, gamykloje bus įrengtas hidrokrekingo įrenginys. Tai yra prie egzistuojančių naftos perdirbimo procesų atsiras dar vienas, kurio metu sunkus cheminiai junginiai naftoje įprastai virsdavę mazutu, bus perdirbami į lengvesnius ir brangesnius naftos produktus, tokius kaip mažo sėringumo dyzelis.
Kaip praneša kontraktą laimėjusi bendrovė, sutartis apima projektavimą, įsigijimus, statybas ir renginių išbandymą. Tai yra daugiausia plyno lauko projektavimo ir statybos darbus, taip pat kai kurios egzistuojančios infrastruktūros patobulinimus ir papildomas projektavimo užduotis. Projektas vykdomas iki rakto principų, sutartis apmokama vienu kartu, tai yra Orlen tikisi sumokėti pinigus ir gauti veikiančius įrengimus. Juos užbaigti planuojama iki 2024 metų pabaigos. Orlen Lietuva skaičiuoja, kad visa investicija bendrovėje atsieis apie 641 milijoną eurų ir per metus leis uždirbti 68 milijonais eurų daugiau EBITDA pelno. Kodėl tai svarbu? Sutarties pasirašymas išblaškė bent mane kamavusias abejones. Investicijos į gamyklą buvo žadamos ilgai, jų reikia, gerai, kad jos bus. Taip pat dar šių metų kovo viduryje bendrovė teigia, kad atplėšus konkurso vokus paaiškėjo, kad projektas kainuos daugiau nei 200 milijonų eurų. Kaip tai virto 550 milijonų eurų, yra geras klausimas. Ir galiausiai tai, kad tarp naujausių Petrofak pateikiamų bendrovės naujienų yra pranešimas apie gautą 77 milijonų svarų baudą už kyšius, duotus 2012-2015 metais. Švelniai tariant, neįkvepia. Ignitis grupiai priklausanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė pasirašė sutartį dėl biokuro katilinės ir biokuro paruošimo įrenginių projektavimo su Rambol Polska ir Rambol Danmark. Sutarties vertė beveik 1,5 milijono eurų ir ji bus vykdoma 3 etapais. Pirma pasirengimo ir planavimo, antra projektavimo, statybų ir paleidimo valdymo ir trečia techninio vertinimo, kurio bendrovė tiesa dar nėra įsipareigojusi įsigyti. Iš viso jėgainės vystytojai planuoja pasirašyti dar 7 sutartis dėl įrangos tiekimo, statybos ir kitų rangos darbų. Vilniaus kogeneracinė jėgainė yra šiluminė jėgainė iš 2 dalių – atliekų deginimo dalies ir biokuro dalies. Pirmoji dalis jau veikia, tačiau biokuro dalies statybos darbai sustojo, kai pernai spalį restruktūrizuojama Lenkijos Rafako pranešė esanti nepajėgi užbaigti darbus. Taip, projekto užbaigimas buvo nukeltas 1 metams. Kodėl tai svarbu? Tai yra vienas brangiausių pastarojo meto energetikos projektų šalyje, jo biudžetas siekia 350 milijonų eurų. Į jį investuojamos didelės sumos ES mokesčių mokėtojų pinigų, o jį įgyvendinančios įmonių grupės pagrindinė akcininkė yra valstybė. Tad projektas stebėtinas iš viešojo intereso perspektyvos ir gerai, kad darbai juda. Tai yra taip pat garsiausiai dėl politinių, reguliacinių ir techninių priežasčių strigęs pastarojo meto energetikos projektas. Jis apipintas šūsnimi keisčiausių istorijų ir nutikimų, tad nesinorėtų pražiopsoti, jei nutiktų dar kas nors. Lietuvos energetikos agentūra ieško, kas už beveik 60 000 eurų sukurtų prototipą programėlės, leidžiančios jos vartotojui paprastai sekti, kaip efektyviai suvartoja energiją. Taip pat įvertinti savo paliekamą CO2 pėdsaką. Jis turėtų stebėti transporto, būste naudojamos energijos vartojimą, taip pat pirkinių keliamą taršą. Programėlė taip pat galėtų teikti pasiūlymus, kaip rodiklius gerinti. 3 konkurso laimėtojai gaus prizus, o laimėtojas prie prizo beveik 40 000 eurų sutartį programėlės kūrimui. Didžiąją dalį pinigų prototipo kūrimui skirs Vyriausybės mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Tiesa, kas finansuotų programėlės priežiūrą ir atnaujinimą, jei ji būtų sukurta, nėra aišku. Tačiau Lietuvos energetikos agentūra užsimena, kad ateityje norėtų matyti galimybę gyventojams prekiauti taršą. Taip programėlę paverčiant savotišką mažmeninę taršos leidimų prekybos platformą. Kodėl tai svarbu? Teoriškai idėja yra įdomi ir būtų smalsu pamatyti tokią programėlę sklandžiai funkcionuojančią. Tiesa, tai labiau atrodo kaip idėja startuoliui, ne analitiniai patariamajai ministerijos institucijai. Paslaugos užsakovas yra keistas. Lietuvos energetikai pavaldžiai Lietuvos energetikos agentūrai pavesta prižiūrėti energetikos ir klimato kaitos strategijų įgyvendinimą, audituoti energijos vartojimą, prižiūrėti valstybės naftos atsargas, ne kurti programėles. Kita vertus, agentūros vadovas be plačiau eskaluoto konkurso buvo pakeistas pasikeitus ministerijos vadovybei, kas neįkvepia. Ministro draugams ir sąjungininkams turėtų atitekti politinio pasitikėjimo postai. Tačiau gal tai šį bei tą paaiškina. Spekuliuočiau, ir čia yra grynai spekulacija,
kad pirmasis vadovas nebūtinai suspėjo sucementuoti 2019-aisiais įsteigtos institucijos struktūros, vizijos ir veiklų, o naujasis vadovas nebūtinai žino, su kuo tokios institucijos valgomos. Bet čia tik spėju. Na ir kas toliau? Seimas artimiausiu metu balsuos dėl įstatymų pakeitimų, kuriais bus įtvirtinti konkurso vėjo parkų jūroje statyti principai. Kol kas panašu, kad standartinis sutarties dėl skirtumo, Contract for Difference ar CFD modelis, bus papildytas galimybę paramos prašyti tik daliai parke pagaminamos elektros. Visgi susipažinti su įstatymo pakeitimais laiko bus apstu. Planuojama, kad investuotojams pirminė informacija apie konkursą būtų pateikta 2023-aisiais. Visas konkursas truktų 180 dienų, na, o laimėtoje tikimasi išrinkti pirmą 2024 metų ketvirtį. Gruodžio 1 dieną Litgrid akcininkai balsuos ar pritarti beveik 90 milijonų eurų elektros sistemos operatoriaus sutarčiai su Siemens Energy dėl psichroninių kompensatorių įrengimo Lietuvoje. Iki 2024 metų pabaigos jie turėtų būti įrengti Alytaus, Telšių ir Neries transformatorių pastotėse. Tai yra prie daugiausia energijos šalyje suvartojančio Vilniaus bei netoli tarptautinių jungčių su Lenkija ir Švedija. Elektros jungtis su Lenkija Litpolink tuo tarpu buvo išjungta kelioms dienoms išbandant trečiąjoje įrengtą autotransformatorių. Tai yra vienas iš 2 iki metų pabaigos planuojamų užbaigti sinchronizacijos projektų. 3 iš 15 projektų jau yra užbaigti. Minėtojų būdų išplėsta Litpolink elektros jungtis turėtų leisti avarijos atveju visoms Baltijos šalims gauti pagalbos iš Lenkijos, tačiau tam dar reikia atlikti visų Baltijos šalių izoliuoto darbo bandymą. Šį atlikti planuojama berods 23 metais. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Ten pat rasite nuorodą į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.